Kaun brangus žiūrovėlė balandį 1, vis su Velykom ir pradedam normalią 2024 metų bitininkavimo sezonėlį. Važiuojam! Kadangi šiandien į balandį 1, reikia išleisti motinėlį. Tas dabar prie daugiaaukščios. Pavyzdys, ką panašu paleidam, kaip reikia vis tov lizdą susitvarkyti, kad geriau vystytumės bitėlis jaunos. Sijam izoliatorių, nu motinėlį kažkur turėtų būti. Dabar susiformuosi lizdą, tepką, būtum kuo daugiau tuščių rėmėlių, kad turėtum motinėlį, kur dėti kiaušinėlius, kels rėmėlį sumais, iškels čia dės diafragmų, iškels už diafragmus, ir dar turiu dadaninį rėmą sumais į daunelį. Aš, jeigu neturėčiau to didelį rėmą, biškį tep visko daryčiau, parodysim kitą avilį, tad ant tam avilį nėra izoliuot motinėlį, bet principą parodys taupoj. Turiu tuščių rėmų atsivežęs. Po 6 rėmėlis visus glaudu prie vieno seinelė. Įdedu diafragmą. Esu kalk palikęs. Dar būnaus atvirkį. Čia įded apšėltinimą ir ją atsinešti su maistu. Daug. Va šitas motinėlį, pamatos, tai nebreks to padėti. Nes kitus avilius va tešta uždėdavau,
kad išėtom, nes šitas kur nors būdavo motinėlį, nu dabar kad te pasisek, liuksi. Esu dabar prie kito avilį, kaip sakiau, čia šitą motinėlį nebuvo izoliuota, bet galėsim pritaikyti tik patį schemą, kaip reikėtum daryti, jeigu būtum izoliuota. Man tikslas bus dabar į to apatinį aukštą susikelti visus rėmelius su maistu, o į viršutinį tuščius rėmelius ir rėmelius su kiaušinėlės. Vakaro pusėlę sutvarkyti. Dabar matau, kad ašėjai bus keit. Tai užsidėt tik plėvelį. Iš vieną pusę biškį ir praver, iš kitą pusę praver. Uždėt grotelis. Ką mamyt nevakščiutom į to, kad į to apatinį korpusą, tam antrajam aukšte vystysiais šeimelį. Bus lengviau mikroklimatą išlaikyti, kad dabar šiandien yra apie 20 laipsnių, o po porą dienų rod, kad bus +4, +6. Tai ką mums reikės maistą, nors šitą pilną maistį, nors nukeliausi į apatį, pasiimsi parkeliausi. Tai va, jeigu būtų motinėlį izoliuota, tai izoliatorių ant viršaus, čia viskas tuščia, padėję, paleidę, išlenda, čia dėt savo tus kiaušinius. Noriu parodyti pagrindinę šių metų, šių sezonų tikslą. Matot, tas žals ir rods, tokiai senevilė, anus da ir šėjimas, tai aš jau užsisakiau daugiaaukščius avilius ir reiks jiems pakeisti, žodžiu. Ten viens da geltons toks buvo tolumo, anu aš jau esu išvežęs. Toliau. Ten matot ir va, tenai ir du suglausti. Ir čia šitas ir du suglausti. Man tas mongas padėni matos. Čia šitas iš po sezonų buvo du laisvi avilė. Tai aš ant step suglaudžiau, kai jau reikės bus laiks, kad gegužės 10 pradės sudarinėti šėjimus. Tai iš to avilį su motinėlį įkelsiu čia, su senom bitėm į naujom ir senas suskris atgal, o naujas pasiliks čia. Žodžiu, reiks neapsišauti, kad praeitas metas su tas mažasis draugėlį apsišaujau. Tai va, jo dar reikės kokius 2 aviliukus draugelių padaryti. Nu, žodžiu, judesys bus ką priklaus. Praeis šitą 6 dienas ir žiūrėsim, kaip tas mūsų išleistas motinėlis. Šiaip su žmona esam atvarę, jau apveizėjom kelis avilius, pakol kas viskas tvarko, jokių problemų. Čiučiut buvo tokių zbitkų, bet kažkaip nenufilmavau, nežinau kodėl.
Ca părm remil paiem, imata ca ne kiaušinėlį biščių toks jauduliuks apie. Bet ką va paėm kontrai, pamata piln pribombint kiaušinėlių. Pasak. Prineš parodyt. Va, kiaušinėlė. Vandens liuksi. Motinėlį ded. Toliau aš nesistengiu aš čia nusiaiškuoti, o dabar norėsiu susitvarkyti normalią lizdą. Prieš tai matėt, susisiaurino vašanų, bet dabar čia tik šilumėlis paren. Normaliai aš padarysiu. Tai ją pasistengsiu sudėti kuo daugiau maistą, o į virš tuštesnius rimelis. Aišku, kas sudės vien tau didelį, čia kur ir grina medus ir daunėlį, nes dabar pačio pradžio, kad motinėlį pradėjo įdėti kiaušinėlis ir bitelis pradės maitinti lervutis, tai būtina rek daunėlis. O prieš tai čia tame vil tik tas cukraus sirupas buvo. Ir viskas, keliaujam prie kitą avilį. Nu va, o va taip atrodo, kad ugnėlis ir išvalyts. Reik pagelbėt biškį bitelį, matau, nespė patys. Tvariau prie to avilį, kur sakiau, kad reik dabūt, priveizėti, tam kur maistas dėjo. Matysim, kaip čia ta motinėlė. Bet dabar atrodo šeimelį. Fainai. Kiaušinėlių lervučių. Vo. Jau čia kad savaitgalį atvarysim, veizėsim, jungsim, nejungsim, bet jaučka nejungs, jaučka pavargs iš dafanų. Ir daugum sakytom, nesuk kiaušinių jung, jį bus ramybė. Nu tau šeimelę aš dar paliksiu siaurint. Gerai, keliaunam prie kitos. Išjung mažį. Pamačiaus? Tai va, čia tas avilis, kur perskiriau aš 2 kurpų. Jie aš tik po poros dienos pradėjau galvoti, kad aš neveizėjau, kad tam kurpus ir motinėlį. Tai tikiausi apatiniam kurpus nepalikau motinėlis, nes ten nelabai veids buvau dėti kiaušinėliam. Nu čia mergins varka priklaus. Gerai, kiaušinėlius matau. Vandens mamulens ir čia.
Kadangi ta šeimelį bombin, atsinešti, davė į aukštą, užkrausiam. Operatoriau nedribink ranką. Kraunam. Net to atsinešiau. Nefilmuok to bardaką. O dabar tas. Čia įdėjau kelis plokštelis. Tegu darbon. Ir viskas šiam kartu. Tai subscribinkit, dalinkitės, rašykit komentarus, spauskit geltoną zvongalėlį. Ir ate!